Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs sėdintis tūliką pas tokį žmogų, pas kurį šikpoperis yra metamas ne į tūliką, o į šiukšliadėžę šalia tūliko. Pas tave taip daroma yra, aš nesuprantu. Ne. Kodėl pas tave šiukšliadėžė prie klozeto yra? Skreplį spjauti, jeigu sėdi, nes kai sėdi, nenori pro save spjauti. Tai žinai, kur sėdi kokiam nors ir parašyta labai... Nu, restorane būna ir prašau nemesti į klozetą šito ir toks guli, kur toks kalnas susikaupęs ir vidury kalno, kaip snieguota viršūnė, toks vidury padėtas. Šokoladinė vyšnė. Šokoladinė vyšnė ir toks kalno. Iš popieriaus Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikas laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg tuberkuliozė, grįžtant į mano kūną, pavažiavus 4 stotelės su troleibusu. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta tiesiai į ZPFM studiją. Gal Kiguolis ir teisus, gal nereik man tų skiepų, nes pravažiavau ir šiandien visko persirgau. Aš nežinau, man atrodo, kad tu trauki to žmonės, nes aš kai važiuoju vienas, tai tipo, nu gerai, vienas būna iš našo rašą, kažkas įlipa, žinai, į tą skiepą rimtai, kas... su viena ausim. Nu, tu tikrai esi multikų personažas, jeigu tu vaikštai su tokia, ta šapka tokia užraitytai šonais, kad tokie sausis užkylė į viršų ir kirvi maišiukę nešioja. Kirvis maišiukę tokiai sietkoj, tokiai, žinai, tai tokiai pintoj. Ir du bambaliai pažastim ir toks... Ir tas stovi prie to, kur pasižymėt bilietėlį ir 20 kartų. Ir stovi moteris ir žymi su tą talonėlį ir tai nesižymi. Nu, tas garsas yra neveltui, nu, nėra nieko tam toj tavo korteliai. Nu, tipo, viskas užteks. Atsistojus. Ir tada inkosit man pradėjo ir tas, kur nuo pakaušio valais skreplis toksai, žinai, ką tu valgiai šiandien. Oi. Tai visokie matėm vyriškį zuikį pagavusi, tokį... Kur nėra tokia aukšta kalno Lietuvoje, kad tokį zuikį pagautum. Smulkia tarka praeita per toksai visas... Čederio sūrio veidas. Čederio sūrio veidas, toks rimtai, kur žinai... Ir ant barzdos kažkaip keistai legendinis paprikinis majonezas. Kai, jeigu duodi mažam vaikui tarkuot sūrį ir neužtenka iki galo, kad nutraukti ir toks įpjauna tos šniūrus, bet ištraukė ir tokie kaip... Aš nemoku, bet įsivaizduoti. Zoidbergo tie. Jo Zoidbergo tokie lieka, neužtenka jėgų pabaigti iki galo, kad nupjautus gabaliukus ir tiesiog paliekam. Tai vat bičas su tokiu sėtinu ant veido buvo. Realiai jo veidas ir šydas jam uždengti buvo. Dabar jam vėjas papučiojo veido bruožai susimaišo. Tai buvo šiandien... Nusipint nosį gali, žinai, kaip kasyti. Su burna susipinti tokį. Dar dieną. Jo, šiandien, sakau, nes man, grįžtant prie tūliko, aš nesuprantu to, yra dar šiais laikais tūlikų, kurie nenusileidžia, kemšasi, aš nesu sutikęs tūliko. Nenusileidime esmė yra. O pačioj vandentekio sistemoje, nuotekų sistemoje labai šitie dalykai trukdo jas išvalyti sunku. Okay. Tai tu geriau šiukšliadėžę išmesk, negu mesk į tualetą. Supratau. Nu, kažką ir sužinojau pagaliau. Nes pro tą sietką sunkiai jos surenka ir po to užsikemša ir nepraeina. Susukemša, Čia kaip Egipte, kur po to kokie Ondatra springsta, nerį, mano gali šikoperiu. Nes, tipo, pavyzdžiui, ką Egipte daro, tai jie, tipo, visas... Moterim balsuoti neleidžia. Šitas natūralu. Tipo, surenka visus tuos nuotekų dalykus, ne? No. Ir, karočią, vitamino C tabletė įmet, gerai, baigs vėl. Tai jie kažkokį tablečių primeta, tipo kažkokį chemikalų ir bėga tas vanduo toliau iš krano. Tai toks, jis niekad nebaigia cirkuliuoti. Palauk. Ta prasme, jie... Prisišlapinį į tualetą, nuleidi vandenį, jisai nubėga pas Džoną Egiptą, jisai įmeta tabletę ir paleidžia vėl tau kraną. Supratau, aš galvojau, namuose nenustoja cirkuliuoti, tipo aperdekerį, žinai, kur į bakelį prišikė, tada iš bakelio bėga į ranką, įkišęs į vidų rankas plaunės, galva prasiskalauja, tas toks, ne? Aš mačiau šį visai gudrų dalyką, ant bakelio pasistato kranelį, ir tu tik tai, man atrodo, tada reikia reikalus atlikti apsisukusi tūlį, kaip ant balno. Ta prasme, apsikabinus baką. Bet tai ir kelnes turi nusmauti. Jo pilnai, visiškai. No.
nes kitaip Jo, išsikelt. vieną koją ištraukti turi, privalai. Esi turėjęs kada nors tokių jau rimtų, kur vieną koją iš klešnių net ištraukė? Ne, bet Toks, kur atrodo, kad... galim visus lygius dabar praeiti, jeigu jau vis tiek šlikštynės šnekam. Davai. Pirmas lygis yra, kur ateini ir nesprant, net Facebooką nespėjai atsidaryti. Jo. Viskas. Ghost. Ir dar, tipo, pasieminus, nėra ką Ghost valyti. poop. Tipo, ką? Jo. Kas čia įvyko? Toksai. Kur net Like a nereikia, jis whisper. pats pasislėpia, tipo, kaip naktinis lieka, žinai, Akmeniukas toks. Pium. Jo, tada yra antras lygis, kur jau, Facebooką jau įsijungi ir jau YouTube pusę video pažiūri, tai, šitas klasikinis, žinai, toksai. Ir yra tie legendiniai tokie, kur jau maiką nusijėmės ir varais prakait. Žinau, tie vasariniai iškimai, žinau, tokie, kur sėdi ir ventiškę nedatraukia iki ten, atsidarai duris tokį, kad skersvėjai sukurt, kad tau paduoti vidą ir tokį smaikę veidą valais. Kaip karšta. Ir ta po to dar viena kova yra, kaip jį pradanginti, kai 3 kartus bakelį išleidai, tą kibirą atsinešinėjai to krabo tokio ėjimo. Šaltinę turi su didžiausiu arbatos podeliu, kokį turi nuliet. Tokį nusėmi šitą. Tai jo, aš labai džiaugiuosi, kad žmonėm, kurie turi pakankamai ilgus tuliko šepečius. Nes aš esu buvęs tokiuose, kur tu nori pasais išsivalyti tą stabdymo žymės ir tau iki mano alkūnė jau žemiau klozeto dangščio. Tokia atrodo kaip smuštinuką, būtum paėmęs ir va su to dabar, žinai, Taip, atrodo, tai duok tu kempinę tada man, aš ir valyti. Nafik tą rankeną, jeigu ilgumą kaip nikštės. Sušluotas kitakotų. Skandinį. Ir tą dar kartą nuleidai ir pravinioji. Taip, man reikia su vėlą užsivėlinti ant šluotkočio iš kitos pusės ir tada, nes pilna šluota nelenda, žinai. Gerai, bičiuliai. Jeigu jums patinka toks humoras, busim čia visą savaitę. Kas su jumis negerai. Aplankykit tada bus. Ir pradedam 2 valandų Vaido ir Klojimo laidą. Laidų įrašai YouTube, Mixcloud ir Spotify. Ir let's go. Pažįstu žmonių, kurie... Kad tai man vos nebuvo, nesupratau, ką padarau. Kur mano kairė rankas dešinė visiškai nedraugauja. Kur aš norėjau paspausti su kairė ranka 2 knopkas, aš paspaudžiau 8 su 4 pirštais abiejose pusėse ir aš dabar... Jo, viskas gerai. Man pasakojo apie tokį žmogų armijoje. Galiu aš apie tai papasakot? Papasakok apie mane. Klojimas yra mažiausiai padedantis žmogus gyvenime, kai reikia kažką su technika tvarkyti. Gerai. Mes šiandien su kompu darbavomės. Reikėjo visokių ten dalykų padaryti. 2 pornuką žiūrėjom. Esi su draugu 2 pornuką žiūrėjom? Ne, 3. Kas užsiema tokiais dalykais? Vaikai, kurie atranda internetą. Ir žiūri 5, pavyzdžiui. Na. Okay. Viens kitam yra. Bet yra tokių čivakų, kurie ten 18 sėda, 5, o tai va, valgo čipsus. Geriausi balsių. Gerai, Ir, pavyzdžiui, iškyla kažkokia problema su kompu, tipo kažkas neveikia, kas reiktų veikti. Ir klojimo padėjimas šitoj stacijai yra. Tai žinok, reiktų kažką pakeisti. Ir sėdi telefone. Vaidį tavo kompus tu daryk. Gerai, pasigūglinsiu, padarau. Gerai. Bet žinok, dar reiktų šitą padaryti, man atrodo. Gerai, tu esi daręs? Jo, esi daręs. Nori padaryti gal? Ne, tutorialas yra, gali pasidaryti. Kur tu esi daręs 4 kartus tos dalykus, kuriuos man reikėjo padaryti. Ir sakai, ne, pažiūrėk, ten nesunku, pažiūrėk. Jo, žmonės nežino, apie ką mes kalbam. Šiaip yra geras dalykas, nes jeigu klojimas pasako, aš pats pasidarau, tada aš tikrai žinau, kad labai geras mato vienetas yra toksai. Jeigu klojimas kažką sugeba padaryti, tai reiškia, daugelis šių irgi sugeba. Kalbant apie techniką, labai gerai čia išsivartėm. Aš pažįstu žmonių, kurie absoliučiai neturi jokio suvokimo, kaip varžta gerai suktiesiai nieko. Taip, bet jie gali, jeigu nori gamint, tai jie visus, pereis visus kultūrinius ir visus kitus barjerus, meilės, tiltus, nuties, ką tik tai reikia, kad galėtų, pavyzdžiui, žinai, tokius žmonės, kurie prie kompo turi visą laiką, pas juos neužteko ten pinigų kažkam iki galo įsirengti ir ten, pavyzdžiui, į sloiką įdėtas mikrofas, bet tas toksai dainavimo mikrofonas. Aš kalbu apie tikrą žmogų, pas kurį tai buvo, kuris loždavo į litro sloiką įsidėjęs tokį dainavimo mikrofą, iš jo rado kažkokį perėjimą, jį įsijungė į kompą su tokia močna jungtim, įsijungė į kompą ir toks slovika prisidėjęs prie savęs žaisdavo. Kaip vaiduoklis skambėdavo vis toksai. Popelė priklijuotas lapas, sakė, 4 baltas, nes tada pelė neklaidžioja tada. Ir arba kur žiūrėjom, kur pa žmogų pusę monitoriaus sugedo
Matei, toks, kur didžiulis monikas, pusę monitorių sugedo, tai pasuko šonu ir pasidarė mažesnį monitorių. Klasika. Nesi tu toks inžiniuotis, tu man atrodo. Nu, tu pas mane matei, kaip viskas. Aš dabar turiu 5 eurus ir pelytės tam ir 4 eurų stovui. Tai 4 eurų stovui ar 4 eurų stovą? 4 eurų stovui, kuris 4 eurus kainuoja. Ai, supratau. Tai pas tavai ten yra jau stovas? Nu, tu pas mane buvai, taigi viskas ten gerai sudėliota. Ai, supratau. Nu, aš galvau, čia mes išsivartysime, kalba kažkokia, tai dar kažką, žinai. Nu, tai kalb, dai. Tai kalbam, tai dabar. Žinai, tas, kur tai dai pasibazarinam. Mane jau smaugia per stalą pasiėmęs. Nes... Aš neturiu tokių dalykų. Pavyzdžiui, nu bet gerai, jeigu kažką reikia man būtent kažko labai specifinio, tai aš irgi nueisiu į kokią nors elektronikos parduotuvę ir sakysiu, čia, to ir to man reikia. Yra tik toks, ne, man reikia tokio, eini į sandėlį, pažiūrėti sandėlį. Serija yra toksai, ačiū, kiek kainuoja, 12 už 5 pajamų. Kur da idealnai spjauna vaidutis. Nu, supratau. O tu neturi darbuotojo nuolaidos, kurią man galėtum pritaikyti, žinai, tas toksai visiškai. Nes aš pavyzdžiui, man yra baisu, aš esu nusipirkęs tiek laidų, kurie man netinka prie kompo ir negražinęs jų dėl to, nors man ne tą davė, nes man kažkada... Aš norėjau iš laptopo į televizorių persijungti. Ir dar nebuvo laptopas kaip dabar, kad pas mane HDMI ir įsijungti į teleką. Tada aš turėjau tokį, kur dar, žinai, tokį prisukamais varžtais, tokiais dviem. DVI. Whatever. Tie tokie, kur prišribuot turėdavai, kad ir išsitavau. Jeigu tempsi, tai su vis kompo pro langą. Jo, kur neduok dėtų paspirsi tą laidą. Tai ir tada monitorius, pelė ir klava, taip į vieną krūvą. Tiesiog telekas kompu, kaip magnetai. Taip, žinai, tai šitą išmetė. O, okay. Nes, pavyzdžiui... Subtiliai. Beveik, kaip Hitmanas. Tai va, ir... Va, ką aš norėjau pagirti Apple produkciją, kas yra žiauriai gerai. Pavyzdžiui, pas mane MacBook Air yra magnetukas prišauna. Taip. Ir tipo, tu gali spirti tą laidą ir tiesiog nuskris tiesiog laidas, bet nesu vis kompą nusitempsi į bedugnę, žinai. Į bedugnę. Toks, kur iš balkono iškrenti su visu kompu, bet svarbu, Mac'as liks. Pirksi naują laptopą, kaip tavo Mac'as laikas? Mano Mac'as sunkiai laikosi, ačiū, kad paklausai. Toks jau žinai, kur jau prie lovos visi sėdami ir jau žino. Nu, dar kokie. Geras 2 savaitės įkrovimų likusios, žinai. Kunigėlis jau prie kameros kryžiuką paišus su aliejum, tokį paskutinį. Dantų nebevalam niek, žinai, tos higienos nebelabai yra. Bet ne, aš nemanau, man nereikia laptopo iš tikrųjų, nes dabar turiu savo kompą, kuris dabar jau nebegeras realiai ir po pusės metų jau dabar visiškai pasikeitė dalykai. Po pusės metų nebegeras jau tavo kompas? Yeah. Vaizduškė dar gera, bet... Kaip, tipo, per pusę metų pasikeitė? Yeah. Aš galvoju, kad kompas, bent kokie 3 metai. Nu, tipo, aš galėčiau su juo būt, bet kad man reiktų kažko labai iš laptopo, tai ne, aš nedirbu. Žinai, kaip aš sakau, tokių dalykų, kad man reikėtų. O tu žiūri per į filmus, ką tu darai su juo? Su MacBooku, aš MacBooką naudoju Netflixui. Supratau, nes aš Mac'u naudojausi, tai aš čia nežinau, ar čia Mac'ai, ar ten tas Mac'as, bet jeigu jis pakaista, jis labai gailiai verkti pradeda. SSD pas mane, tai nors būna, kad įsijungia tasai. Žiūrėk, kalbant apie žmonės, kurie netvarko problemų, turėjau draugelį, kuris vietoj to, kad nusipirktų aušintuvą naują kompui, tą kulerį, kur sukas ventiliatoriukas, kuris jam normaliai aušintų, tai jisai įsidėdavo į šaldytuvo laptopą ir gamindavo atsėdęs kėdę šalia šaldytuvo. O nėra, kad tavo šaldytuvai šakės nuo to būna? Bet nereikia kulerio naują pirkti. O šaldytuvas tai mama. Tu praktiškai laptopą įdeda į šaldytuvą ir atsisėda ant kėdės ir gamina. Ok, that must be a better way. Turi būti kažkoks geresnis būdas. Yra 30 eurų naujam tam dalykui. Kad iš apačios pūsto? Gali ir tą, bet jam reikėjo viduj, tipo smegenyse pačiose kompo pasikeisti tau šimtuviką. Ai, supratau. Zip FM. Ką ten tokia pamatai? Kažkokį video žiūrėjau, kaip 2 tetus bando atidaryti kokosą ir dabar nieko nėra baisiau kaip žmogus, kuris su peiliu kažką neatsargiai atidarinėja ir įrėmė peilį į kokosą, kuris ridenasi po biškį, daužo su kočėlu per galą ir žiūri restorane žmonės tai va, kaip bando atidaryti tą kokosą. Siaubas. Man kažkas yra, aš esu matęs fotkę, kaip žmogus atvarė į ligoninę, laiko avokadą, esi matęs? Aš žinau, kad avokadai labai daug traumų dabar padaro. Prašyk avokado knife foto.
Man sunku yra apibūdinti. Kas turi galimybę? Parašyk vaidinti, maldai. Avokado su C. Avokado knife photo. Tie, kas turi galimybę, irgi pasigūglinkit dabar. Aš pamačiau tą dalyką ir aš negaliu nieką žiūrėti. Tiesiog avokado peilius rodo. Ai, supratau, gaila tada. Surasiu, gerai. Hospital dar rašysiu. Ok. Suveikė, kas turit galimybę, pasižiūrėkit. Būsit atsargesni, nes man draugė žiauriai neatsargiai su peiliu naudojas. Aš kažkaip taip... O žinai dėl ko? Šiaip avokadas yra dabar, kuris daugiausiai traumų sukelia, nes Ramzis primokė viską, tu laikai avokadą tą... Delne, tipo, įdauži peilį, pasuki ir tą iškart išėmė tą. Ir nereikia to, kur labai slidus. Piršto galiuką nusikerta visi. Nu, ir šauna tiesiai savo ranką tiesiog. Siaubas. Man kažkas irgi yra su tais dalykais, kur jeigu kažkam persmeigia kažką arba panašiai ir tas dalyks, arba kai kas nors batono ant asfalto krenta ir su veidu tą padaro. Kalbant apie tokius jau dalykus, mes kaip komikai keista, kad nekalbėjom apie šitą dalyką. Yra toksai buvo britų komikas, vardu pavardė Ian Cognito. Nu, aiškiai čia pasikeitęs vardais. Jo, žinau apie ką šnekėm. Jo, ir Roganas buvo pasipaustinęs ir aš paskaičiau apie jį plačiau. Tie, kas nežinot, bičas, britų veteranas komikas, Ian Cognito. 61, man atrodo. Jo, kažkur apie 60. Juokavo ant scenos, sako, kas būtų, jeigu aš dabar prieš visus numirčiau ir 10 minučių po jam sustojo širdis ir jisai nukrito ant scenos ir žmonės galvoja, kad čia toliau bairis ir visi žvengia ir tik po kokių kelių minučių susiprato, kad čia yra ne not a joke ir tada tipo, visi supuolė jo ten. Jam, tipo, ištiko į širdies smūgis ir čia aš tikrinaus, ar čia nėra kažkoks, nes toks skamba, kaip žinai, nu tokia netikra naujiena, kur vat parašo kažkokia nesąmonė, bet ne, o Jimmy Carras daug kas apie šitą dalyką paustinas, kad čia yra a way to go, ne, komikui biški. Jo, bet publikai, nežinau, ar toks. Nu jo, publikai tai, nu bet, ką žinau. Publika, ar pirmas kartas, kada publika pasibaisi Comedy Club'e? Žinai... Okay, you got a point there. Jo, nieko, aš žiūrėjau neseniai dar vieną... O tu norėtum, kad, pavyzdžiui, Michaelas Jacksonas būtų tiesiog... Vaiko viduje numiręs? Per Smooth Criminal, tą žinai, kur užsilenkia? Tiesiog sustoja, ne? Jis kiepko laiko ir vis... Tik matai, kaip pabiški baltą piršinę slysta nuo rankas. Ir toks... Vidury hi. Kažkaip prarado savo plašio. Be antrojo Žiūrėjo, mano draugė toliau žiūri šito Michaelo Jacksono Fidufilo dokumentiką. Tai atrodo, nebūčiau nė minutės praleidęs. Nieks mano gyvenime nepasikeitė tarp 13 minutės, tada nežiūrėjau ir tada, kai jau žiūriu kokį 70 minutę, aš nieko nepraleidžiu. Viskas tas pats. Nu, tai mes ten, žinai, kažkaip pašokom, nuėjom, tada į kambarį, nu, tai ten paspirbinom ir tai pagrįžom atgal. Nu, toksai, čia yra mano kritika dokumentikai pačiai, kad jinai nežinau. Per anksti atskleidžia kortas visas? Ne tai, kad per anksti, aš nežinau, gal ten ir mato kažką žmonės labai tokio, bet kažkaip norėtųsi gal biški daugiau... O Michaelas Jacksonas nėra, kad tas pats, kaip tu sakei, kad su Queenais tu gali rodyti užpakalį peržengti ir tipo Queenų muziką leisti ir čia bus Oscarą bent vieną gaus tas filmas. Jo, bet tenais negroja labai Michaelo Jacksono. Ten nėra, kad žmonės tipo gaila tų vaikų, žinok, bet muzika tai super. Tipo. Įdomu, kaip Kinijai rodys šitą dokumentiką. Nerodys, manau. Taigi ten tą Winnie the Pooh užbanino. Dabar visi kiniečiai labai nori, kad Game of Thrones rodytų necenzūruotą. O ką jie ten cenzūruoja? Apart visko drakonus? Apart visko, tai viską cenzūruoja. Tai viską, kas su magija turėtų būti susiję, nes ten didelis dalykas yra tas raganystas. Game of Thrones yra daug nuogybių. Ok. Ir irgi to nerodo. Tai čia jų mūsų nieko su nuogybėm negali rodyti, nes keiščiausias dalykas yra Azijos cenzūra, teliko, aš nežinau kaip su Kinija, bet su Japonija yra super keistas dalykas. Jie lytinius organus blurina. Ne tai, kad uždengia visiškai, tu matai, kas ten yra. Jie tiesiog uždeda pikselius. Yeah. Aš nesuprantu, kodėl. Nu, tai taip pat, kaip Amerikoje ant vidurinio piršto uždeda pikselius. Nu gal. Tu matai, kas ten yra. Bet... Va dėl to man pratinka Britų televizija. Nes tu gali ką nori sakyti tenais ir ką nori daryti ir ką nori rodyti ir jie visi supranta. Nu, čia
tiesiog dalis to yra. Jo. O tu matęs tą video, kur lygina, koks skirtumas yra tarp britiško ir amerikietiško humoro? Nes daugelis žmonių sako, man tai labiau britiškos komedijos, kiti, man amerikietiškos. Ir galiu atspėti. No. Britiškas į save nukreiptas daug labiau ir jis nebūtinai gerai baigėsi. Jo, vat būtent tas ir yra dalykas, kad Britai daug ne tai, kad liūdnesnė, linksma labai tauta, bet daug lengviau susitaikanti, ta prasme, ko jinai užauginta, kad viskas gali ir blogai baigtis. Ta prasme, neturi visą laiką bachūras panos negauna. Yeah. Ką aš žinai? Atsiminiau tą video. Jeigu kas dar, dabar žiūrėkit, padarysiu jūsų vakarą geriausio, yra 20 sekundžių video, parašykit Man Stands on Egg video. Nematęs ją. Kur bičas bando ant kiaušinio atsistoti? Johnny's gonna stand on an egg. Ir ta deda savo pabatų kiaušinį, mėgina atsistoti ant jo, tipo stovėti ant kiaušinio. Jam tas kiaušinis išleista iš pakojas, jis įtrenks galvą ir sudaužas galvą tą kiaušinį. Mačiau. Aš memo compilation žiūriu pastovi, tai aš visus šitus randu pastovi. Aš per streamą šitą atsiminiau ir aš jį 20 kartą atsakinėjau. Johnny's gonna stand on an egg. Žiauriai geras. Tai va, bet šiaip Britų... Čia yra Britų komedijos epogėjus, jeigu tai yra aukštas dalykas. Jeigu palygint britišką ir amerikietišką ofisą, tai britiškas, serialas britiškas, jisai turi daug tokie... jis taip daug liūdniau iš esmės eina viskas, o amerikietiškam visą laik turi būti kažkokia prošvaistė laimės. Tai nes kitaip, amerikonai nelabai žiūri. Kažkas draugauja, kažkas taiko. Taip, visą laiką santykiai turi iškilti viršų. Nebeturi ką žiūrėti, ką klausyti, ką veikti. Turinio rekomendacija. Gerai, seniai sci-fi filmo nerekomendavau. Pats tas. Aš galiu visiems pasakyti, jeigu kas nors dar nežiūrėt, Sostų karų, Game of Thrones. It's so good. Geras. So good. O tavo visas... Prasme, it's so good. Išpildė tavo norus? Tikrai taip. Gerai. Su kaupu. Va čia tai yra... Aš tau sakiau, mes su drauge vakar žiūrėjom, aš mėginau gadinti su savo komentarais ir jeigu aš negaliu sugadinti savo komentarais ir aš po pusės pasiduodu ir įsivažiuoju ir jau tą tipo, kur... Jisai tą pasakė ir tipo šit, tai žiauriai gerai. Geras. Va čia tai yra, kai išpildo lūkesčius tavo... Ties 8 sezonų, jeigu laiko ant tiek, tai ačiū. Good stuff. Pajungia, aš manau, ten kūrybinio talento. Ir tu kai sakei, kad tenais 5 ar kiek milijonus kainuoja vieną seriją padaryti, aš matau kur ir kodėl ten tiek kainuoja. Cool. Gerai, tai, bet Game of Thrones čia... Jo, aš čia tiesiog, kadangi šitoje apie filmus Vaidučio recenzija... Šitam išeime dažniausiai apie filmus, sakė, šnekam, tai prašau. Gerai. Šiandienos rekomendacija yra toksai sci-fi filmas apie šeimą. Tai yra Midnight Special. Girdėta. Tai yra filmas apie tai, kaip tėvas leidžiasi su sūnumi į kelionę. Švirkštą. Ne, leidžiasi į kelionę, nes jo sūnus panašu, kad turi kažkokių keistų galių. Tas galės mes kalbame, kad šviesa iš akių sklinda ir jis pradeda negerai jaustis. Ir jisai kalba tokius, pavyzdžiui, tokiu kodu, kuris, žodžiu, žmonės nežino, kas tai yra. Vaikas? Jo, tas vaikas. Ir gaunasi taip, kad atsiranda 3 iš viso pusės. Tai yra tėvas su sūnum. Tada atsiranda kultas, kurie pradeda sekti tą vaiką, nes jie galvoja, kad jis jų išganytojas yra, o iš paskos jam dar seka valstybė, nes pasirodo jisai kalba, tik tai valstybei galimas žinoti paslaptis. Ir visi dabar bėga. Tas savo sūnų gabena, nes jo sūnus jį veda į tam tikrą vietą, kad išsiaiškint, kas su juo yra. Benny Hill muzikėlė pėbė. Per vienas dar išeina vis per vienas šveigia. Iš paskos seka religinis kultas ir dar kartu ir valstybė su agentais. Bet jisai yra toksai, žinai, dabar tokia kaip mada, pavyzdžiui, šią It filmą matei? Su klaunu tokiu siaubeką. Su klaunu, mačiau. Jo, toksai, kur didelis fokusavimasis į vaikus ir jis toks, kaip ir turi tokių tamsių dalykų, bet tonas nėra labai tamsus. Toksai, žodžiu, galima kramtyti, nėra jau taip labai jau žiauriai. Tai tokia būtų rekomendacija Midnight Special. Štai tai vadinasi, galite pasižiūrėti, pasiskaityti daugiau. Aktorių pririnktų gerų, aš čia galiu vardinti tas pavardės, bet jums čia labai rūpi jos. Bet vėl, tu žiūrėjai, kada jį žiūrėjai? Prieš kurį laiką jau. Supratau. Nes aš vis laiką, kai tu kažką rekomenduoji, aš įsijungiu į IMDb ir man žiauriai keisti vertinimai tai yra. Todėl, kad, pavyzdžiui, matai ten 6,6, ne?
apie tą įvertinimą. Toks jau dalykas yra, kad aš, pavyzdžiui, žmogaus paklausiu, sako, aš dabar neseniai žiūrėjau filmą, man taip jisai patiko, bet mano nei vienam iš draugų nepatiko. Sakau, kiek įvertintas IMDb? 6,4. Tai sakau, čia yra ta pilkoji zona. IMDb, va dėl to yra toks keistas dalykas palyginus su Rotten Tomatoes svetainė. Nes ten, pavyzdžiui, Rotten Tomatoes yra atskirta kritikų ir žmonių nuomonė. Nebūtinai geriau, bet kitaip. O IMDb yra toks dalykas, kad ir Red Letter Media tą patį sakė, ir aš tą patį sakau, kad aš esu matęs geriausių ir blogiausių savo matytų filmų tarp 5 ir 7 IMDb. Ta pilkoji zona, aš esu matęs filmų, kurie pakeitė mane kaip žmogų, ir aš esu matęs filmų, kuriem aš duodu vienetą. Nors jie yra tarp 5 ir 7. Ir ten yra tokia keista pilka zona, nes ten susimaišo žmonių, kritikų vertinimai ir ten, pavyzdžiui, keistesnių filmų yra, kurie labai geri nišiniai auditorijai, bet jie, pavyzdžiui, gauna 0 taškų iš kažko ir jiem iš karto -2. Wow, iš karto nuima iš viso. Tai gerai, Midnight Special 2016 metų veiksmo, drama ir sci-fi mystery filmas. Taip. Tu atsidurs mūsų Discord'e, jeigu dar nesat mūsų Discord'e, patys žinot, ką daryti, parašot Vaidas ir Klojimas Facebook'e ir turit visas mūsų rekomendacijos. Faisas pasakoja, kad... Gali papasakot man, kas ten Rusijoje dedasi? 11 dieną išėjo straipsnis, kad rusai išleido įstatymą, kuris leistų, kiek žinau, tik Maskvai kol kas, man atrodo visai Rusijai, visai Rusijai, atsijungti... Tai Maskva nėra visa Rusija. Atsijungti nuo užsienio serverių interneto. Tai reiškia uždaryti jiems prieimą ir iš mūsų išėjimo pas juos. Iš jų išėjimo į šitos. Tai reiškia, jie gali, pavyzdžiui, nežinau, jeigu užsienio serveris yra, nežinau, belekas, kas nėra Rusijos serveris, tai pavyzdžiui, nes tai yra vienas iš dalykų, jie gina tai, kad tai yra apsauga Rusijos šitam, kibersaugumui. Po to, kai Trumpas paleido kažkokią tai naują CŽV programą, kurie leis ten stebėti lengviau kibernetinę erdvę ir, žodžiu, rusai pasakė, kad mes tai padarysim. Tai ir, aišku, kritikai automatiškai, kad tu gali labai stipriai cenzuruoti internetą, kada tu nori ir kaip tu nori. Tai va, tai šitą. Kitas... nebėra internetas. Jo, biški nebėra internetas. Kas yra internetas? Kaip International Network? Tu manai, kad... turbūt. Internet, tai International Network, net tarptautinis kažkoks... Žinau, kad www yra World Wide Web. Daugiau nieko nežinau. Ir net nesiruošiu pasigūglinti, net nesiruošiu pirštą pajudinti, sužinoti, ką giliau reiškia dalykas, kuris man neša visą mano gyvybę. Kur tu gyveni iš jo, realiai? Taip, aš gyvenu iš interneto. Visi žmonės žmonės bakalaurinius su Wikipedia parašo, ir žmonės visokiausius dalykus, ir aš net nesiruošiu pasidomėti, ką jis reiškia. Įsivaizduok, jeigu liktum tik su lietuviškais dalykais. Interneto. Tik lietuvišką internetą turi. Įdomu, kas yra... Kiek jupį išneštų tave? Taip, aš galvoju, kas yra, kiek Lietuvoje galima iš interneto. YouTube'as tai viskas, šakės. Videogaga grįžta. Grįžtų videogaga. Turiu omeny lietuviški saitai vien tik tai? Įsivaizduoju, visas lietuviškas, lietuviškas internetas, bliūdą uždedam, nebeišeina bangus kitur. Ok, o tai negali būti, kad saitai lieka, bet vien tik lietuviškas turinys? Ne, tik lietuviškas. Tai kas lietuviškai, kiek tu lietuviškų svetainių iš vis naudojas? Be portalo, kur pasižiūri, kas tenais naujas knygos. Gerai, esu portalas skaitęs. Ką aš dar? Klausimas dabar. Mažokai. Anekdotai.net. Jo. Nelabai. Gal? Svetbanką nueitum. Svetbankas, ir tai čia šitų skandinavai. VMI, va. Skandinavai, VMI. Liktų Jupi ir VMI. Ir viskas. Du geriausi dalykai tavo gyvenime būtų. Jo, šakės. Ir VMI. Tu nori kiek nori, ne, aš nesu buvęs videogagui. Aš nežinau šito saito. Aš jį žinau. Tai tu draugų neturėjai, tai nieks tau neparodė. Video reikia pažiūrėti. Ne, bet mes žiūrėjom. Aš sužinojau apie interneto video jau kai YouTube'as buvo, man atrodo. Tai vėliau. Tai aš... Gal videogaga labiau kaimų dalykas buvo, galvoju. Ne, aš videogaga nesinaudau. Žodžiu, žiūrėk. Žinojai, kad Papua Naujoji Gvinėjai žmonės į savo penius leidžiasi kokosų aliejų. Tam, kad pasididintų ir žmonės su ten baisingai jiems su uždegimais visokiais prasideda ir visa kita. Aš nenoriu čia sakyti jokio bereikalingo komentaro. Kažkaip. Bet ar tai nėra vieta, kur
genofondas yra gana dėkingas tiem dalykam. Ne. Aš labai įsivaizduoju, kad tu netaip įsivaizduoji. Parašyk Papua New Guinea. Aš pasižiūrėjau... Guinea. Aš pasižiūrėjau populiaciją. Ir... Nu, bet tu žinai, kur jie randas? Kur? Nu, pasakyk tu man, kur jie randas. Kur tu galvoji, kad jų genofondas labai geras šitiem dalykam? Aš manau, kad, yra tam tikra... Kaip čia dabar reikia balansuoti ant tų ašmenų dabar. Aš kaip čia pasakau, žinai ką aš žiūriu, kaip pavyzdžiui, kaip skandinavai leistųsi kokoso aliejų savo į penius, kad labiau blondinai pasidarytų. Aha. Kam? Žiūrėk, išaiškint tau dalykus apie pasaulį dabar. Papua Naujoji Gvinėja yra virš Australijos. Ir ten gyvena patys žemiausi žmonės pasaulyje beveik. Jų, man atrodo, vidutinis ūgis apie 1,55 m yra. Nu, ir kodėl negali būti, kad tipo... Jų batai yra vaikų skyriai dar perkami, aš tau taip pasakysiu. Ir tas kokos aliejus gal visai ir padeda. Ai, supratau. Bet šiaip dalykas įdomus tai, kad tai yra, kaip sako, kaip Vice rašo, nationwide problem. Tai mes nekalbam apie 10 bičių, kurie video gago į video pasižiūrėjo, kad, žodžiu, geriau taip, ne, tai mes kalbam apie didžiulį. Ir su šituo dalyku norėčiau dar parekomenduoti labai, yra Vice'o dokumentika apie visas tas grožio industrijas. Esi matęs, kur, pavyzdžiui, Brazilijoje, ta subinė turėtų yra, viskas absoliučiai, the thing. Ir hebra leidžiasi visokius ten aliejus ir panašius dalykus ir ten vaikšto po to dobėtom subinėm, nes jiem tenais uždegimai visokiausiai prasideda. Šiaip dabar, žiūrėk, mėginau greitai surasti, net nėra, ten tokia šalis, kad net nėra duomenų apie ją daug. Apie ką? Apie Papua New Guinea. Okay. Bet aš galiu įvertinti aplinkui esančias šalis. Pavyzdžiui, Filipinai visokie, tai... 5 iš 10. Koks geras šitas. Tai pavyzdžiui, vyro vidutinis ūgis 1,63 m, moters 1,49 m. O koks pasaulio vidutinis ūgis? Pasaulio vidutinis ūgis? Ne Žemės planetos, bet gerai. Pavyzdžiui, Lietuvos vidutinis ūgis koks? Bičas 1,79 m, pana 1,66 m. Lietuvos vidutinis ūgis? 1,79 m, o tenais metras šiam kiek? 1,67 m. Tai 10 cm žemesnis žmonės. 12. Nu tai normaliai. Ne, aš čia vyra moteris. 12 cm. Vyra ir moterį Lietuvos aš čia sakiau. 12 cm. Tai man tiek mažesnį. 8 sprindžiai, 12 cm. Tai žiūrėk, pas mus 1,80 m, pas jos 1,60 m, tai 20 cm. Aukščiausias žmonės yra, jeigu kažkam įdomu, Latvijoje ir Nyderlanduose, Olandijoje. Latvijoje pasaulio aukščiausius žmonės? 1 cm aukštesnį už lietuvius. Okay. O lietuviai aukšti skaitos labai? Top. Kelinti mes pasaulį pagal aukštumą? Nu žiūrėk, jeigu patys aukščiausi pasaulio žmonės yra vyrai 1,83 m, o mes 1,80 m esam. Tai 3 cm skirtumas ir tarp to 3 cm visos beveik Europos šalis yra. Okay. Nes Slovakija, Suomija, Slovenija, Vokietija, Švedija, Norvegija, Kroatija, Čekija, Belgija, Serbija, Islandija, Bosnija ir Hercegovina, Estija, Danija, Latvija, Nyderlandai. Okay, tai visi vikingai šitie, kaip tas iš Game of Thrones, tas Mountain kalnas. Tu matęs, kaip jo broliai atrodo? Jis yra mažas prie jų. Man vis mantė rodė. Tai išsiaubas ten yra. Kas ten su jais darosi? Jie, milžinai, absoliutus ir visi. Ir floristais dirba tiesiog. Aha. Tikrai, aš nesuprantu, kaip... 3 knygas parašė apie gėlės, kaip pinutės ant Velykų. Jo, skandinavai. Stručia kiaušinius jaučiu ir dendavo per Velykas. O kas įdomu nulėmė jų tokį genofondą? Kaip mes išsiskirstėm taip pagal ūgį? Kas lemia mūsų ūgį, įdomu? Genai? Taip, bet genai, kodėl toj vietoj tokie genai? Šiaip man irgi įdomu, kodėl šiltuose kraštuose maži žmonės yra. Kodėl šiltuose kraštuose reikia būti didelio. Šaltuose kraštuose būti didelio. Nes realiai visos šitos beveik, tipo visokia Islandija, Danija, čia šaltas klimatas pas mus, palyginus. Bet irgi, kur žiauriai šalta, ten irgi maži žmonės. Gravitacija kažkoks... Aš nežinau, aš bandau spėlioti, didesnė gravitacija, stipriau traukia prie žemės, tau stipresnį kaulą iš karto. Jo. Duodi. Arba tiesiog labai buvo prašienauta atranka žmonių, kurie gali toliau gyventi. Okay. O tai tu, jeigu norėtum dabar gimti kitoj valstybėje, kur tu gimtum? Geras klausimas, bičiuli. Jeigu galėčiau gimti kitoje valstybėje, kurią gimčiau. Nežinau, man tai, pavyzdžiui, visai... Galvoju, kur man tiesiog liejas eilės šiandien. Ne, aš norėčiau, kur šilta. Tai pavyzdžiui? Pavyzdžiui, galvoju, kur saugu ir šilta yra. Bet kur ne ispaniškai šneka žmonės. Mano tokie kriterijai. Tai Meksika ir Ispanija išbrauk.
Ne, rimtai galvoju, kur yra saugu ir šilta ir neispaniškai šneka žmonės. Tuoj gausim ten, ką nors, nežinau, Seišelis koks ten. Nes, tipo, fainai būtų kokiam Vietname, vos nepasakiau, Vatikane. Vatikane šilta? Va, Italija. Aš norėčiau Italijai. Italija atrodo. Toks visai atrodo kaip bajeris. Žinai, kas man nepatinka Italija? Man nepatinka žmonės, kurie rėkia vieni ant kitų pastoviai ir tai yra. Jie tiesiog tai bendrauja. Man tas, bet manau, priprastum, jeigu ten. Aš tikiu, kad aš priprašiau, bet man tas yra, kur visą laiką burba ir rėkia vieni ant kitų. Mes turim tą tokį, jeigu mes važiuojam troleibusu ir įlipa kažkas, kas kita kalba šneka. Ir labai garsiai šneka, mes viens kitam nieko net nepasakom, bet tiesiog pažiūrim tą. Tai kita kalba šneka. Tu dabar mus nupasakai kaip neonacius, kad mes sėdim su tavim su raudonais raišteliais. Kalba kita kalba ir labai garsiai. Ai, nu tai nesvarbu, kad ir kas šiaip garsiai kalba, nesvarbu kokia kalba. Arba su kolonkė. Žinai tą video, kur Kaune troleibuse užtildo močiutė? Ai, kur kalba labai garsiai telefonu rėkia. Neėmiau aš tos piniginės! A tu gali nešauk žmonės važiuoja. Viskas rami, tipo. Visiškai teisingai, visiškai taip reikia. Toks geras. Viskas, paštekiai? Taip, ko tu manęs klausai? Aš kurioje valstybėje tu norėsi būti, sakai šilta, tada pasakai, kad mes esam su tavim rasistai. Apie ką mes šnekėjom? Ai, apie kokosų tą. Kad kokosų penius. Po kokosų pieną į kokosų penį. Kokosų penis. Ir kas jam vyksta? Aš galiu ten visą. Aš nenoriu niek blogo apie Papua New Guinea pasakyti, bet ar yra ten geras ligoninės? Su kuo jie leidžiasi? Aš nežinau. Aš einu googlinti žodžiu. Facebooko postas. Tony Hawk's Pro Skater soundtrack did more for music than Beatles did. Kas yra geras bairis, bet pusė ir tiesos. Jo. Bent jau jaunystėje daugelio žmonių, tai Tony Hawk'o daug... Aš dabar stream'e paleidžiu tą playlistą, žmonės nemato, kad aš pasileidžiu kokią muziką, visi, Tony Hawk, visi tas gabalas iki kaulų, žinau. Negalėčiau įvardinti žaidimus daugiau įsimintinų kūrinių negu tas. Nes tam buvo surinkta daug... keli skirtingi stiliai ir, tipo, visiškai hitai. Tai va ir sakau, nes iš kiekvieno žaidimo atsimenu. Arba jie patapo hitais. Tipo, nes būna keistų dalykų, kad, pavyzdžiui, dainai kažkur įmeta, pavyzdžiui, Smash Mouth All Star, ne? Šeka įmeta visą karjerą pasidarė iš šitą, nes... Ir internetas atgimė antrą kartą jo, kad memus pradėjo iš to. Jo, va internetas keista vieta, jie prikelia arba užmuša dalykus. Niekaip nesuvaldysi. Tu gali tapti populiarus, bet iškels random Brendoną Fraserį, Shreką. Ką dar internetas keistai iškėlė, kad visiems Shaggy iš Scooby-Doo padarė, nematei to? Ne. Neatsimeni Scooby-Doo multiko? Atsimenu. Ir būdavo Shaggy's toks su žalia maikė, kur su šunim lakstė. Ir jį padarė, iš jo dabar memas irgi laksto, kad jisai tipo yra kaip drakonų kovų personažas ir ten daužo visus ir jis jis yra labai super galingas, tipo vos ne dievo galingumo. Tai tas pats Yodeling Boy, kur buvo kur tą varė, jis netgi Coachellai pasirodė, turėjo savo šou, tai čia visiškai internetas. Bet tai čia išsilaiko tokie dalykai mes dabargi grojam mergą, kuri repuoja, ta merga Cash Me Outside How About That, jinaigi pas mus repo gabalą eterį turi. Mes jį grojom dabar ją. Kaip jį vadinasi? Bad Baby, rašosi su B-A-H-D. Bagd, man atrodo, ar Bagd. Dabar nematau, bet gali būti. Bad Baby. Jo. Marozė tokia. Bad Baby, Charlie XX ir Clean Bandit. Taip, seniai. Tokia britų marozė, tokias, kur prie klubo Myžo gatvėje tokias. Fucking look at that, Tokias, tai ta kultūra visa ir padaryta į tokią. Aš šitą galiu pasinaudoti radio bangų progą ir pasveikinti visų žaidimų mėgėjus ir ypač Counter-Strike'o mėgėjus. Pagaliau Lietuva turi pirmą mega profesionalų žaidėją, tai Nukyje, man atrodo taip vadinasi, tas bičas jį paėmė Hellraiserį. Okay. Kas yra visiškai top lyga komanda. Okay, čia panašiai kaip Counter-Strike NBA būtų ir paimtų. Okay. Daro pinigus bičas. Yeah. Ir patinka, ką daro. Neturiu aš nieko prie ko. Nes aš visą laiką prie to kabinėdavus pats, kad kai vadina, tas atletais, profesionalus žaidėjas, manau, yra geriausias vadinamas, kai sako, ten... Sporto atletais nieks nevadina. Būna, vadina... Tai jeigu iš anglų verties, tai taip... athletes, sako, bet... E-sports. E-sports athlete. E-sports star. Ir juos vadina athletes.
aš dėl to ir sakau, aš dėl to ir kažkada ir kibau prie šitą dalyką. Nu ir ten žmonės sukilo, nu bet jeigu yra toks dalykas kaip sportiniai šachmatai, sportinis pokeris, tai yra ir sportinis CS-as. Nu irgi, galvoji galvą, darai strategijas ir gauni pinigus didžiulius. Tai, nu, aš taip pat kaip į pokerį žiūriu. Žodžiu, nežinau, kas yra australam, bet jie su dideliais paukščiais niekaip nesusitarė. Mes kalbam apie... Ne tai, kad australais, bet iš Australijos dideli paukščiai nedraugauja su visais. Kai buvo emų karas tas, kur pralaimėjo. Aš nežinau, ar jūs žinot, bet Australija yra pralaimėjus karą prieš paukščius savo viduje Australijos. Jie kovoja su emų paukščiais. Jie turėjo ginklus, čia nebuvo, kad su pagaliu vaikais. Ir jie šaudė tuos paukščius, nes jie išlesdavo ten laukus ir, nu, žodžiu, sugadindavo ten ir, žodžiu, ten žmonės puldinėdavo ir jie ėmė šaudyti ir jie pralošė. Ta prasme, žmonės turėjo atsitraukti ir toks yra dalykas kaip emu war. Ir yra dar tokie paukščiai cassowaries, kuris visiškai, nu, tu man parodytum, aš sakyčiau, kad ten emu. Aha. Nu, su W, cassowaries rašusi. Jie yra native, priklauso, jų namai yra Australija ir Naujoji Gvinėja. O, matai, kaip susisiekėm su visais šitais. Perplaukė per. Tai Floridoj užmušė šeimininkas savo toks paukštis. Aš pažiūrėsiu jį ir jo akis matau dėl ko. Nu, nes... Tu matai, kaip jų kojas atrodo, jis tau galėtų ištraukti. Tie paukščiai intensyvus yra. Tau jis plaučius ištrauktų. Taip, aš bijau čia dinozaurai, ne paukščiai yra. Aš bijau prie stručio prieit, pavyzdžiui. Nes aš bijau, kad jis man kirs iš snapą. Aš daug Amerikas Funniest videos pažiūrėjęs, taip, kur kalą. Iškerta iš karto, kur kaukolė prakerta ir to maumenį ir švilpia patovėjęs per kaukolę. Seneliais, mes sakom, kad nėra dinozauro. Kaip tas atrodo paukštis? Nu jo, toksai. Arčiausiai dinozauro, kas manoma? Ant galvos ragas kažkoks? Jie sveria apie 60 kg. Okay. Kas yra normaliai, kaip paukščiai. Tokie. Kas yra normaliai, kaip paukščiai? Nu, kaip padori, kuris nėra žmogus. Dude, pas mumis žvirblis didžiausias paukštis. Ne, šiaip laidai vanagas, taip, žinau. 1,80 m. Ūgio, jo. Iki 60 kg. Gerai, o kaip jisai jį sulaužė? Ant ginklo užlipo ir perša. Iškapoja akis. Su spyriu gali prapjauti tau, bet ką. Ir taip, aš tą sakiau, užspardė į tą žmogų. Aš pažiūrėjau į nagus ir sakau, tau plaučius ištrauktus tais nagais. Jo, ir tau turi gauti tenais leidimus ir panašius dalykus. Nu, aš nesuprantu, kam. Nu, ir vat, yra tam tikra dalis gamtos, kurios tu neturėtum laikyti. Nebent tu turi 8 prižiūrėtojus, kurie tave saugo ten. Nu, ta prasme... Nu, kai žmonės ten liūtai, tigrai ir jie po to stebės, kad juos užmušas, užpuola visi šitie va. Ir va toks va, kas, jeigu tu sunkiai ištari gyvūno pavadinimą ir jis tavo ūgio, neim, paliek, ramybei. Jeigu tai yra paukštis... Žinau, pasiėmam, toks mažas mielas, buvo su mėlyna galva. Prieš juos yra visa Australija pralaimėjus. Ką tu tiki laimėti, laikydamas tokį namuose, kur su šautuvais hebra nesugebėjo susitvarkyti. Aš niekaip nesuprantu va tų pavojingų gyvūnų laikymų, kur žmonės vorus laiko. Aš tigrų ir panašiai nesuprantu, bet šitas man tai visai bairis atrodo. Ne, jis labai gražus, man jis labai puikus yra paukštis ir aš mielai pažiūrėčiau jį. Jie neskraidant spėjo šiam kilų. Jisai kaip didelis kivis atrodo, iš kūno. Tai aš jį mielai pažiūrėčiau iš saugaus džipo su narvu, kad manęs neišlukštentų, arba iš fotografijos. Puikus paukščiai, nuostabu, ačiū, užteko, palikime. Aš nenoriu, kad aš miegu naktį ir aš girdžiu kaip barbena į stiklą. Tink, mano kieme. Koks ekstremaliausias gyvūnas, kurį dar galėtum turėti? Kur nubrėžtum ribą? Šuo didesnis negu taburetė? Jo, tai vat aš dabar galvoju. Taip, viskas, šuo, kuris yra kaip iki taburė, šuo kaip nedidelis foteliukas. Ir viskas, nieko daugiau, aš negalėčiau. Pavyzdžiui, man patiko Katleris, kai piranijas laikė, man toks visai nice dalykas. Okay. Nes, nu, labai gražus akvariumas ir aš kaip ir sakiau, aš... Jis mesdavo vištos, atsimenu. Yeah. Mesdavo vištos. Ir atsimenu jo tą bairį. Sako, piranijos, nu visiškai čia Katlerio bairis, ir jisai sako, tipo, jeigu piranijom reikia valgyti vištos širdis, kaip jos Amazonės džiunglėse būtent šitą dalyką gauna? Kaip jis mintat Amazonės džiunglėse vištos širdim būtent? Arba jautieną? Nu, aš manau, kad, bet man yra iš tikrųjų įdomu, ką valgo šitos piranijos. Jūs valgo kitas žuvis arba vienas kitas? Šiaip jo, jeigu kitas žuvis valgo, tai gali būti, kad vieną kitą suvalgo. Nu, nes aš visi metėm tą fotkę, kuri leidžia putiokšliai į vandenį ir ištraukia tokį šitą.
Tai va, iš kur jos gauna tą, ko jom labiausiai reikia. Kas yra piranijos? Vos ne, kai užuodžia, kai kažkas tipo biški sužeista būna ar panašiai ir tą pult pradeda. Jeigu neklystu. Ar kažkas panašus, jau. Spėk, kiek saitų sugebėjau šiandien atsidaryti per šitą kompą. Aš pusę. Tai tu 0. Man Funny Junkas veikia, nieks daugiau. Memai veikia, Gmailas nieks. Tai svarbiausia, kas svarbiausia, tas ir veikia. Jo, prieš pabaigą laidos tiesiog norėjau pasidžiaugti, kad Tigeris Woodsas grįžo į golfą. Paėmė... Kaip grįžo, jis grįžo seniai. Jo, jis jau seniau grįžo. Po ilgos pertraukos. Susitvarkė, bičas turėjo daug visokių. Tai labai smagu. Nevaidinsiu, aš nesu tas, žinai, kur visi žmonės, kaip visi žmonės, pakankamai žmonių apsimeta, kad jiem rūpi Paryžiaus katedra, kai sudegė ir visi pradėjo paustintis tenai su Jėzu. Iš vakar apie tai šnekėjau. Taip. Tada šitie apsimeta, kai Michaelas Jacksonas mirė, visi ten. Visi fan. George'as Michaelas mirė, visi jo dainas paustina. Nu, ta prasme, senelizi, geriausias būdas, kaip pakelt savo įrašus į Platinum ir būti geriausiai parduodamu, tai numirti yra. Taip, Paryžiaus katedro įrašai dabar geriausiai. Dabar musiclas kaip eis neįsivaizduoja. Taip, tai žodžiu, bet kalbant apie atgyjusius dalykus, tai nevaidinsiu, kad labai žiūrėdavau, bet Tigerį Woodsą žinojau jau iš seniai. Ir aš tik nesuprantu jo tautybės, kas jis yra. Amerikietis? Ne, aš turiu menį jo rasinis miksas koks yra, nes jis yra kažkoks tarp švedų kažkaip ten gaunasi, kad pas jis ten labai keisto mikso bičas yra, bet susitvarkė, nes yra visas, jeigu jums yra įdomu, kas yra nutikę Tigeriui Woodsui, tai South Parkas yra padaręs visą seriją apie tai, kas jam nutiko, kad ten jisai su žmona daužydavosi lasdom. Jo, bet, pavyzdžiui, aš atsimenu, kai apie jį pirmą, man buvo įdomu, kas daugiausiai uždirba iš sportininkų ir kai pamačiau, kad golfo žaidėjas pirmoje vietoje, aš sakau, taip. Ir kai Tigeris Woodsas nukarūnuotas šitoje vietoje buvo, tada jau Mayweatheris, man atrodo, uždirbo kažkurį tai laiką. Daugiausiai. Gal vis dar uždirba. Man atrodo, kad gali būti. Nu, bet jis dabar nieko. Jo. O tu žinai, kad... Half Thai, 1/4 Chinese and 1/4 white. Tai va. Iš vienos pusės, o iš kitos pusės half black, 1/4 American Indian and 1/4 Chinese. Nu, tai visas spektras. Kitas dalykas, tu žinai, kad jis yra pasidaręs akių operaciją. Kad geriau matytų? Taip, kad jis... Nu, šį būtų keista daryti separaciją, kad blogiau matytų. Dabar kai pagalvojau. Padarykit, kad rūkas būtų. Ne, jis, kad pasidarytų ten pas jį labai taip gera rega buvo ir jis ten visiškai ten kažkaip labai rizikingą operaciją atliko, bet ten jam padarė, kad visiškai perfect ten pas jį yra ir jis ten vos ne zoomą turi ten akyse ir jis mato visiškai tobulai. Ir pavyzdžiui, šitą dalyką aš sužinojau iš dokumentikos apie steroidus. Atsimeni, kur pasakau Bigger, Better, Stronger. Yeah. Side effects of being an American, kur žmogus, kuris užaugintas ant tų visų Hulkų, Hoganų, iš amerikietiškų imtynių Rambo, Schwarzas ir visi kiti. Ir kai sužinojo, kad ten visi ant steroidų, jis ten padarė dokumentiką apie tai. Ir jisai svarstė, nuo kada skaitosi steroidai ir nuo kada nesiskaito steroidai. Ir ten visokiausi dalykai. Pavyzdžiui, kad tu gali tokį dalyką pasidaryti kaip operaciją akių, kad geriau matytum golfe. Bet tai nėra skaitoma kaip performance enhancementas, nors iš esmės kaip ir techniškai yra. Tai rankas laužyta tą negali tvarkyti. Ne, nes, ta prasme, šiaip, tai va čia klausimas, kur yra, pavyzdžiui, yra tokia, kaip ne vaistai, yra toks preparatas, kuris padeda nuraminti jaudulį. Kurį geria... Žinau tą preparatą. Kurį geria nuo lėktuvų pilotų iki žmonių, kurie pavyzdžiui, muzikuoja. Ir, tarkim, būna muzikos varžybų, tarkim, competitionas koks nors, kur hebra ten su birbynė, įkala tokį ir jaudulį, pavyzdžiui, nuima. Nu ir irgi, pavyzdžiui, tai nėra skaitomas steroidai. Bet, tarkim, aš nežinau, ar muzikoje dopingas yra tas dalykas. Bet, pavyzdžiui, sportiniuose šokiuose dopingas kaip ir nėra tokio dalyko, bet, pavyzdžiui, Lietuvėgi buvo viena išmesta iš varžybų. Už tai, kad ji ten kažkokius... Baltanosim, kad šoka. Ne, kad jinai kažkokius naudojo ten svorio metimo tabletės ir joje buvo biški kažkokių stimuliantų. Ir, pavyzdžiui, jai už tai išmetė. Labai tokia slidi teorija. Nu, bet žodžiu, tai va, kaip tu sakai, case by case dalykas. Case by case, jo, atvejs nuo atveju. Gerai, bičiuliai, viskas, ne? O tai kokią naujieną buvo, aš nesupratau. Tai va tokia ir buvo, aš norėjau pasidžiaugti, kad Woodsas grįžo ir paėmė, susitvarkė nuo nugaros to sužeidimo. Aš neieškau netikros naujienos, norėjau Woodsų pasidžiaugti. Aš džiaugiausi, kad lietuviai pagaliau e-sportą, klamsai, nei šalt. Bet Tigeris Woodsas, važiuojam. Gerai, bičiuliai, grįšim jau rytoj nuo 19 val. Užbaigti savo savaitės, o dabar sakom, išsimegokit, pavalgykit, pabūkit darbę, o vakare su mumis ir davaičiks. Iki. Mumis ir davaičiks. Iki. Mumis ir davaičiks.